iš namų. Toks eterio Cannock Chase su truputį kitokiu dviračiu. Su gravel dviračiu, kuris toks hibridas tarp plentinio dviračio ir plentinio. Tai va, būnam iš namų, šalta žiauriai šiandien, +2 temperatūra, jutuminė -7, puikiai jaučiasi tai. Žodžiu, nudinsim, pažiūrėsim, kaip su graveliu seksis praminti mountain bike, kalnų dviračių trailus. Važiuosim, aišku, tai mėlyna ir raudona, bet tai tik lengvesnės dalis. Ir minsim atgal namo. Žodžiu, ilga diena šiandien. Pusantros valandos minimo keliais, stengiantis išvengti pagrindinių kelių, kaip buvo suvažiavimo aplinkui. Galiausiai oficialiai važiavom į Cannock Chase mišką, kur sustosim, pasišildysim, išgersim kavos ir važiuosim trailus. Ką, susitinkam trailuose? Vaikų žalia trasa. Vandu. Kaip vaikai važinėjasi. Smagiai atrodo. Tuščia. Ką, kavos atsigėrėm, pradedam nuo mėlyno trailo ir pavažiuojam tvarkingai mėlyno trailo, žiūrėti, kaip gravelis tvarkosi. Nu, bet gerai, prisimint, kad padangos pūstos galinė 45, priekinė 38, tiesai, geriau ne čia žinėtum akmenuką, amortizatorių nėra, stalčiai labai savotiškai valdosi, vairas ne toks, kad skirtas trailams, gali nesunkiai vairą stabdžius pamesti, jeigu susipurtai ir kokį akmenį. O, pirmas šuoliukas ir stabdžius pagauti sunku. Nevažiuojam į raudonas sekcijas ten, kur akmenis. Manau, kad nepasimėgautumėm. Visai gerai važiuoja. Labai
nesilaiko vairo, tai kaip norėtųsi. Vėl mėlyna. Čilina ekstrem. Tai labai greitai pavargsta. Tokį vairą laikyti. Tai dar bandyti stabdžius pagauti kartais. Oi, kalnu. Tai smagu sėdinę pasakelti, kad yra nuleista dabar. Droperis, aišku, uždėtas normalus, bet mygtukas paspausti ten, kur neišeina pasiekdama per vidurį vairą, o vairą paleisti tikrai nesinori. Vieną ranką čia nepalaikysi. Pailsim. Toliau pumpuojam mėlyną kreivą.
leisi žemyn. Ne? Tai kylam štai. Ir dabar leidžiam. Hello, boys. Nemalonu. Turi pasirinkti, ar nori stabdyti, ar nori vairą rankos išlaikyti. O dviejų dalykų neina padaryti. Kilo labai trumpas atsakydama atkarpas. Mėlynam treilę. Pravažiuosim visą mėlyną. Ir tada tiesiog kaip laikas, nes reikia iki tamsos namo grįžti. Lempą normaliai neturiu, bet spėsim dar raudoną pravažiuoti. Ar bent jau dalį jo Polo Vadovėtės. Taip toliau. Viena atvira paleisti žemyn. Pasileidžiam sėdynę. Tas tai wireless droperis ant gravelio, tai yra žiauriai smagu. Reikės tą droperį palikti. Penktadienio rytas tik tais pensininkai. Čia įsivažinė ir aš gravelę. Oba. Čia kažkas nauja. Čia mėlynas treilas toliau eina, dar neteko matyti ir bandyti. Žiūrėsim. Užmynėm dar vieną kalniuką ir minam vėl žemyn. Dar nematyta mėlyną treilą atkarpa. O, tokia smagiai. Mėlyną treilą keliančiais, tai rekomenduoju visiems su vaikais, su tėvais. Tikrai labai malonus, labai flow ir visiškai tas pats kas kelių važinėtis ant žmonėm. Tai reikia, jeigu sugebi dviračio vairo pasukti, tai reiškia sugebėsi iš treilo važiuoti. Taip yra pasiekti. O! Maždaug. Treilas jau baigėsi. Viskas. Mėlyną treilą pavažiavom. Važiuojam raudoną. Kol kas nefilmavau, bet kartą parodėm. Tik važiavau raudoną treilą, tai tešlynės, šaknis, duobės. Tasme jau čia su graveliu. Ne taip linksma. Yra ką veikti. Nu, dar power šaknė.
Bet jau čia jau įminė techniška. Akmenis. Bet nuvažiuojam ir manau, kad pravažiuosim. Wow. Nebe su elektriniu čia varys. Į kalnus. O, nauja atkarpa. Šiandien nevažiavęs ant tą vieną akmenuką praleidžiam. Žiūrim, ką čia turim. Sprendžiau vis dėlto vairą pasiimti kitaip. Tai lenktyniniai pozicijai. Reiškia už apatinių ragų. Kas žino, kaip atrodo gravelio vairas sulenktas žemyn. Tai šitai pasiėmęs bent galiu stabdžius labai stabiliai spausti, just ir stabiliai laikyti vairą. Bet tai yra irgi savotiškai labai keista, nes rankas yra labai žemai ir jeigu koks duobė, šaknis didesnė ar kas, tai nežinau, kaip čia gali baigtis, nes sunku labai patraukti viršų vairą, kažką peršokti, kažką tokias daryti. Nu, bet kol kas žinoma, lėtai, ramiai, nėra skirtis. Ir balas nenori iš nevažiuoti, nes yra šalta ir neturiu neperšlampamą batų kojinę. Viskas yra peršlampama, taigi saugomės. Oi, raudonas streitas. Tai jau kamerą jungsim lauk, nes šitą jau važiuosim į kalną. Čia būtų smagu turėti amortizatorių, bet yra kaip yra. Važiavom su graveliu važiavom. Ir atsikeliam sėdynę. Ir dar minsim kalną. Šitas niekam neįdomu. Čia turbūt ilgiausias, sunkiausias kalniukas laukiantis manęs raudonam treile. Nu tai minom savarankiai. Dabar matosi tai pirma atkarpa jo, paskui antra atkarpa, statesnė. Nu tai žodžiu, varstam. 2 days later. Po 2 dienų vis dar minam į tą patį kalną. Nu jau nedaug liko. Dar minutę, 2 ir būsim viršui. Paleidom priekį mountain bikerį tikrą. Gero dviračio. Penčinu. Apsirengęs, pasiruošęs atrodo. Pažiūrim, koks skirtumas greičio. Tam 4 dviračių ir 0 dviračių. Turėsim pasilaikyti jo.
ir iš priekį. Tai va, čia galima praskristi su normaliu dviračiu. Paleidžiam. Tai jau baigėsi. Šūtų buvo, bet nevažinėtai. Kita mėlyna. Gaila. Kaip prieš tai važiavo. Mes minam į ką. Tiek pasakojau apie vairą, koks nepatogus. Tai jau čia reikia parodyti. Ne visi gal žino. Nu, pratęsiam. Su visais apkalbėjom. Visi nustebė, kaip čia su graveliu galiu visus aplenkti. Kaip visada. Žodžiu, gravelio dviratis yra toksai. Sėdynė vakeliasi šitaip. O vairas, ką šnekėjom, štai toks. Ir šiaip važiuojant, smagiausia, maloniausia yra laikyti šitaip. Bet šitais trailais ranka tiesiog šokinėja. Stabdžius spausti yra labai sunku. Jeigu stabdžius spaudi, ranka eina per viršų. Jeigu stipriai įsikimbi, stabdžių paspausti negali. Tai, žodžiu, važiuoju dabar šitaip. Tada stabdžiai labai gerai, įsikibęs esi labai stipriai, gerai laikosi vairas, bet labai žemai rankos, visa galva žemai viskas. Svorio centras eina žemyn, tai jeigu kažkas ne taip, tai taip pasiruošęs eit per galvą. Nu į ką. Šiaip labai smagiai važiuojasi kol kas. Važiuojam toliau. Nu, toliau raudonas treilas. Į juodų treilų opšinus tikrai nesuksim. Ramybė, nereikia net mąstyti. Čia tiesiog misija yra išvengti kiekvieno kaukuriuko, akmenuko, treilė, viską, nes viską jungtis iš tikrųjų. Galit nusižiūrėti žinėjom. Aukštinėjamam su draugais. Čia akmenų išvengiau. Oi! Kiekvienas mažas dropukas, tas toks nušokimas yra labai skaudant rankos pagaitus. Ir vėl į kalną.
daug šnekėta kažką pasakotis. Sunkus darbas čia yra. Tenai sunkus darbas. Išvengti vienos šaknies, vieno akmens, o jeigu neišvengi, tai būni nubaustas. Nuvargusiam ranką iš karto. Bet pats faktas, važiuoti graveliu, raudoną kalnų dviračių treilą, tai labai smagus. Faina. Nežinau, kas nevažinėja dviračiais daug tie, tai nevažiuotų. Aš kol kas normaliai važinėja, tai nieko labai sudėtingo nėra. Ir vėl kalną. Žodžiu, nuvargsti besileisdams ir to nuvargsti dar labiau kalną mindams. Bent greitai šitas raudonas trailas panažiuojasi. 20 km per valandą būsim pabaigę. Jėdam greičiau. Tikrai ne taip greitai kaip pradėtų. Sėdynės pasikelti galiu. Vakar tiesiog keliam sėdynę į viršų. Ir važiuoju. Viskas, važiuosim kitą kelio pusę. Oi, čia greitai. Tai dabar bus pora treilų, gal truputį greitesnių, nes čia tai visi nesirėda. Labai lėtai. Kadangi nėra amortizatorių, tai per kiekvieną bambą tas dviratis negreitėja, o lėtėja tiesiog. Vienintelė problema. Daugiau viskas labai faina. Pripratau prie vairo. Atrodo, vairą imti už apačios yra vienintelis įmanomas variantas ir visai neblogas. Priprantė. Valdosi labai gerai, staigiai, stabdžiai, jautriai. Nu, nėra kas sustis. Galėčiau realiai važinėti su graveliu šitą treilą kiekvieną savaitę. Gerai, susitiksim ant treilo. Nu, minam dabar paprasto tako, pervažiuotas ant treilo, kuris yra sunkesnis negu treilas, nes nenormaliai purto rankas. Tai sunku čia jau važiuoti. Su šitų dviračių. Pizdėt. Žodžiu. Dabar puikiai suprantama kameros skirtas priekinis amortizatorius. Ne šitas smulkus akmenukai, tai čia kaip per kokią tarką. Tiesiog nieko baisiai baisaus, bet malonumo tai nulis. Ir jeigu pavažiuoti kas 10 minučių tokį, tai jau gali stoti rankas silpsinti. Prie pakraščių, kur žemės sunešusios ir sulyginusios šitą vietą. Tai va. Visiems gyvenime tik tokios problemos bus, ne? Va čia prasideda įdomus treilai, kurie būtų labai smagus apie dar treilą važiuoti. Čia yra blogas atvarčiai, kuris kaip gaila. Gal tik vienas čivelis važiavo su nauju Amstrow e-bike. Pirmą kartą teko pamatyti. Būtų prikolas, jeigu jį pavyks. Čia pradžiau nesąmonė. Dabartinėj rinkai greičiausias, galingiausias elektrinis dviratis. Nu, atėjus man pasižiūrė, aš dviejuosi. Tai, kur tam čia? Į kalnas prieš nepasakysiu. Kas treilo, tai aš jį matau nuo
Aš buvau paleidęs. Prieš jis aš greičiau pravažiavau šitą sekciją. Teko iš to aukšlau į baikų. Šiandien įdomus žmonės važinėja. Tai visi labai poilsiauja, o ne sportuoja šiandien. O aš čia tik tarp poilsio ir sporto. Vėl sportuoju. Downhill drift. Tai vadinasi, priekinio rato įsidedama. Viskas ir į kalną minam ir į baiką panašą. Jeigu būtų kas ilgesnis reilas žemyn, tai stabiliai būčiau pasidaryti. Tada padėsi vietą. Nu, bet čia tiesiog aišku. Kiekvienas važinėja savaip čia. Kad su geru dviračiu nuvažiavo, nereiškia, kad labai ten jau nuskris smarkiai. Dar nesibaigė. Varom žemyn, leidžiam cevyną. Sartas ant posūkis, labai smagus. Garmas. Čia atnaujinti trėlą, šmaltas duobėl, aš viskas buvau padaryti. Būt žinojo, kad aš su gravelio atvažiuoju. Ir padarė. Žodžiu, puiki diena, puikus oras. Labai džiaugiuosi šiandien išpildęs šitą tikslą. Nes su graveliu norėjau atvažiuoti šitus trailus ir juos pravažiuoti iš namų, nedeginant jokio kuro mašiną, jau labai seniai. Vieną kartą bandžiau, atvažiavau su hardtailu lyg ir, patekau baisią audrą ir teko skambinti, parsivežtų mane, nes buvau kiaurai permirkęs, peršlapas, sušalęs ir viskas tiesiog plaukė čia. Nu, o dabar manau, kad daug sėkmingiau. Oras nuostabus, viskas pasaka. Važiuojam? Nedaug liko jau. Jau pravažiuosim. Dar vienas. Šitas bus labiau toksai laukinis trailas. Graveliai. Iš jau. Pažiūrėsim, gal irgi biškai patvarkytas bus. Gal taip. Man tai nebus. Normaliai kol kas. Kur važiuoji? Neuvažiuoji tiesiai. Oi, toks tai čia. MTB trailas tikrai. Nu, bet smagu. Tikrai. Ekstrymas, kad pasiduoda tas toksai. Nevaldomumas to dviračio ant trailo. Juoda, pažiūrėt, aš juoda nebelikėjau. Žodžiu, ant greičio nusileidžiau. Tai nebaisiu nusileidžiu. Galbūt dviračiai, nes ten kiek žmonių paleidau į priekį, praleidau, laukdamas pradėti trailą. Kiek visus pasižiūrėjant, todėl aš nepamatau mažesnių atstumų nutolti nuo manęs negu paleidau. Tai reiškia, su graveliu leidžiamės greičiau. Nu štai ir sako, kad mes jau nebetoli. Šitas lyg turėtų būti toksai flow trailas. Lengvai važiuojamas, greitas. Pažiūrėjau.
Labai tas dviratis praranda greitį. Niekas nesugeria. Lampų. Jeigu galima jau greičiau važiuoti. Ta, viskas. Einam toliau. Ir grįžtam į aikštelę. Ir iš ten minsim namo. Prieš paskutinę atkarpą dar susiuosiu padangą dasipūsti. Nesuprantu kodėl, bet galinė padanga leidžia. Davėm pasipilnom. Lengviau būtų riedėti. Ir užėsim paskutinį. Va, kaip puikiai matosi, kad padanga praradus oro. Reiškia, visur, kur slidinėjom posūkio, net sylantas išėjo lauk. Kas tikrai per minkšta padanga. Pažiūrim. Buvo 45. Piesai. 25. Pusė oro. Ir dabar yra 41. Užteks. Iš karto geriau. Padanga papūsta. Viskas sutvarkyta. Važiuojam paskutinę atkarpą. Labai daug treilą. Iškart rimčiau. Gal praleidžiam. Gal net sakyčiau per daug prisikūčiau padangą, nes galas tai tiesiog šokinėja. Laukia beveik vieną akmenį. Slysta, nu. Ir geriau taip negu ratlankis laukyt per pirmą akmenį. Gėda, bet pasirodo kamerą išsikroja. Ir to jau išsijokusi. Tai tiesiog pasižiūrėjom. Įspėjom ir nebebus daugiau filmavimo. Žodžiu, kamera GoPro išsikroja likus 15 sekundžių. Pravažiuot treilą raudoną. Žodžiu, treilas pravažiuotas, viskas labai fainai, labai sėkmingai, mėlynas, raudonas. Važiuojam namo, nes baisiai šalta. Iki namų 1,5–2 valandos kelio. Visai nieko. Čia grįšim. Iki. Nu, atvažiavau nakčiais vien keliais. Aišku, ne pagrindiniais, nes tokiais kaimo keliukais ramiais. Bet atgal važiuoju pro kitą pusę. Bandau kitą maršrutą ir kol kas žiauriai fainai, nes važiuoju miškais. Keliukais dabar, bet tik išvažiavau kažkieno tai įvažiavimus į skiemus. Visai gražu. O, gėlytis. Bet toliau turėčiau važiuoti palei kanalą. Ir paskui ten paskutinės gal kokias 5 mylės, 7 gal keliais iki namų. Nu, labai atrodo fainai kol kas. Važiuosim toliau, gal dar pafilmuosim su telefonu, kaip atrodys vaizdai. Valandukas palei kanalą, kas man visą laiką labai patinka. Mint palei kanalą, palei vandenį visada yra žiauriai smagu. Aišku, kartais čia gali būti apsemta, apžėlę vasarą labai, bet vis tiek visą laiką fainai. Nu, valanda ganėtinai aukštai, bet tikiuosi, kad nedavažiuosiu jokių pelių apsemtų. Ką, keliaujam namo. Kelionė taip ir baigėsi, manau. Paskutinis video. Nesidaminsiu.
Ir labai smagi kelionė iki Anko baigėsi. Namai, namučiai.